reikalavimų ir tam tikrų apribojimų. Taip nėra intelektinės nuosavybės srityje, nors paralelė yra akivaizdi. Aš manau, kad čia Europoje šita prasme yra labai didelis potencialas tokiai solidarizacijai, profsąjungizacijai kūrėjų, kuris yra visiškai neišnaudojamas, dėl to, kad dabartinėms asociacijoms, pavyzdžiui, kolektyvinio administravimo yra visiškai nerūpi šitie dalykai, kad būtų nustatyti kažkokie minimalūs standartai atlyginimo, dėl to, kad gal po to reikės tą atlyginimą mokėti, o dabar ten už uždarų durų, kam ir kaip tas mokėjimas yra daromas, iš vis niekas nežino. Tai va, trečias dalykas, kas yra ketvirtas pagal mano šitą sąrašą, tas kolektyvinis administravimas, kuri yra tokia atsiradęs Prancūzijoje, o tai, ką mes dabar turim Lietuvoje, tai yra realiai paveldėta sovietinė sistema, tokia, sakau, nomenklatūrinė masolitinė, kuri yra absoliutiškai neskaidri ir neefektyvi. Ir jo išskaidrinimas ir suefektyvinimas yra labai svarbus. Aš dabar turiu realų atvejį, tai yra vienas iš žinomiausių Lietuvos kūrėjų, pasirodo per 8 metus iš tos šios laikinos sistemos, per 8 metus gavo 1000 litų. Per 8 metus. Tai apie ką mes ten šnekam, kad ta sistema yra pamaitins tam kūrėjus ir taip toliau. 8 metai, 1000 litų. Ir dar vienas dalykas, kurį čia ir Lietuvai ypatingai aktualus, bet aš manau, kad jūs ir patys pastebite tos procesus. Jeigu toliau vyks tokios tendencijos, kaip jos yra, mobilių platformų pasaulyje su tokiu įsigalėjimu tam tikrų specifinių platinimo platformų, tai yra tas pats, kas savo laiku vyko su operacinėm sistemom, dabar turim realiai vieną, kuri ten užima 90% rinkos. Tai pavyzdžiui, čia prieš gerą pusmetį bendravau su Lielapsu, jie susiduria su rimtais iššūkiais dėl to, kad ten nei Google, nei Apple konkurentų nereikia. Bet šita prasme, čia reikia žiūrėti šitą sritį po padidinamą stiklą, dėl to, kad iš vienos pusės lyg tai yra žavu, vartotojai padaugėjo galimybių gauti turinį, autoriai, kūrėjai padaugėjo galimybių platinti tą turinį. Bet kas atsitiko, tai tiesiog vienas tarpininkas pasikeitė kitų tarpininkų. Ir aš manau, kad laiko klausimas, kada tas tarpininkas čia tiesiog pradės šiek tiek labiau išnaudoti tą savo poziciją, negu kad jis ir dabar turi. Ir aš nematau jokios realios alternatyvos kol kas. Vat vėlgi čia akmenukas, tarp kitko, į atviro kodo dažą, kažkokios normalios alternatyvos šitą prasme, kur vartotojai būtų prieinama paprasta, jos nėra. Ir mano galva, tie patys Creative Commonsai, jie turėtų mažiau koncentruotis į tos teisinės vingrybės, kurios ten nėra tokios aktualios galų gale, nes vis tiek nieks neįsiteisina. Kaip žymiai labiau koncentruotis į tai, kad būtų vartotojui paprasta. Nes jeigu bus sudėtinga vartotojai, tai viskas pasibaigs. Aš manau, kad atsakymas yra, būtent, kad tokios pasakymai teisinėse vingrybėse, kad atrastame verslo modelį. Jeigu ten iš tiesų būtų gebančių atrasti verslo modelį, tai ir atsirastų, nes, sakykime, tas trūkumas reklamos ar dar kažką. Reklama ne šiaip savo dalykas. Kūrėjai atrodo, reklama atrodo nereikalinga tinkamai, kurią kažkas padaro, o iš tiesų po to dar drožti. Reklama daiktas, kuris kainuoja. Tai, tai prašau, o kur yra motyvacija visą tam daryti? Sakykime, Apple'as, Google'as padaro. tą daro ir be abejo Nugedžiavai darosi rūgšti, nes jie, kaip sakyti, nepriklausoma platforma, nevisik, kad jie netrado verslo modelio, ne? Bet jis jų neužmaitina. Aš nežinau tos sistemos, iš tiesų yra iš akcijų, čia nemušė. Malonus dalykas, ta prasme,
prasme, jeigu jie tiesiog nepajudės kažkur tai dar kažko netras, tai jie tiesiog turės užleisti vietą. Aš gal turim kažkaip arba galvojam tik tai apie vieną specifinį pinigų uždirbimą, nors dabar kalbam apie reklamą, ne, bet aš duodu kažką, man duoda pinigą. Bet tarkim, imkim autorius, kuris, imkim žurnalistus, kurie rašo internete, ne, jie uždirba iš reklamos. Aš buvau tinklašininkas, aš uždirbau iš reklamos. Mano buvo, aišku, čia tas statusas yra juokingas, bet, sakykime, buvo copyrightas, paskui aš kažkaip pakeičiau į Creative Commons, visiškai, maksimaliai atvira, beveik, visiškai atvira, bet tikros autorystės nuoroda licencija. Tai, sakykime, aš nuo to mažiau uždirbti iš reklamos nepradėjau. Creative Commons man nepakenkė uždirbti, sakykime, tai tikrai ne. Bėda yra ta, kad aš menkai tą žinojau, aš pats tyrinėjau tą dalyką. Ir bėda yra tikriausia ta, kad aš iki pat pabaigos likau įtaręs, kad Lietuvoje iš tikrųjų tas Creative Commons yra grybas ir jeigu iškiltų, neduokite kažkoks teisinis ginčas, aš galėčiau netgi apgauti savo skaitytojus, kad baigit, aš tą Creative Commons čia jokiais uždėjau, dabar pasigilinėkime. Ta prasme, pagal visiškas, reiškia, autorių teisės Lietuvos paprašytas įstatymą. O ne, aš nežinau, bet... Jo, aš taip ir sakau, aš ta prasme, aš nematau didelės prasmės, jeigu tu neįsi teismą, žinai, kam tada tas Creative Commons. O jeigu eisi, tai visai kitos taisyklės. Visada atsistoja psichoriško šitą advokatą. Jo, visada laimė. Čia šitą patentinę kalbą ypač gerai pamaitina jos, man atrodo. Mindaugai, baigėjai, dvi skaidrės liko. Tai, žiūrėkit, tai kas mūsų laukia? Tasme, aš čia taip irgi pasamprotausiu. Čia tokių keletą minčių, aš gink Dieve nemanau, kad sakau, kad jos yra radikalios, aš turiu radikalesnių minčių. Pavyzdžiui, ypač dėl tokios nacionalinės patentų sistemos Lietuvoje, mano susisimūti toks yra neefektyvus mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. Kam jinai reikia? Super, ką tik skaičiau apie gravitacinio traktoriaus patentą. Apie ką kalba? Tokių pavyzdžių, kad ne vienas ir ne du. Kokio traktoriaus? Teisingumo ministerijos sfera, kaip pakankamai daug pinigų išleidžiama ir kam tą sistemą reikia, aš net nežinau. Pavyzdžiui, Švedijoje dabar teko patentuoti, yra leidžiama patentuoti iš karto anglų kalba ir taip toliau, kad jau ten nėra gal kažkokia prasmė, o Lietuvoje iš lietuviško patento nereikia. Mylint savo kalbą, netgi mylint savo, taip sakant, šalį, aš tiesiog nematau tame prasmės, mums kaip visuomenė. Gerai, tai čia pasakysiu tokią radikalesnę mintį, aš manau, kad šiaip tai esama intelektinės nuosavybės sistema, tiesiog eina susinaikinimo keliu. Apple versus Samsung šitas visas bylinėjimas, kuris dabar vyksta, jisai neturėkit iliuzijų, jis dar tik prasidėjo. Dar laukia geriausiu atveju 5 metai, blogiausiu atveju 12 turbūt teismų ir taip toliau, kol ten bus prieitas kažkoks tai galutinis verdiktas. Aš šitą bylą vertinu, tarp kitko, labai pozityviai, dėl to, kad aš manau, kad toks Apple... Nes egzistuoja visi, kur išlašia. Ne dėl to, ne dėl advokato intereso, o dėl to, kad aš manau, kad ta byla, kaip jinai pasibaigtų, jinai iš tikrųjų turės lemiamą efektą. Jeigu ta byla pasibaigs taip, kaip jinai dabar tas tarpinis sprendimas, yra tas milijardas Apple naudai, tai tada paaiškės, kad patentai yra drakoniški, juos turbūt reikia siaurinti, nes tam daug dalykų yra tikrai neadekvatus. Jeigu ta byla pasibaigs Samsungo naudai galų gale, tai tada paaiškės, kad patentai yra beverčiai, nes jie nieko neapsaugo. Mes turėsime ieškoti kažkokio realiai to middle ground, kaip sakoma, to kompromiso. Taip ir aš tą bylą vertinu labai pozityviai, ne tik dėl to, tiesiog dėl to, kad aš manau, kad jinai patentų sistema, kuri yra apaugusi tokiais lašiniais, šituo metu ar tikrai išjudins į vieną pusę arba į kitą pusę. Kaip jau sakiau, nesitikėkit, kad čia kas nors įvyks labai greitai, aš manau, kad pati byla užtruks 7-8 metai, turbūt vidutiniškai.
O dar po to, dar iki 20 metų, kol ta byla bus įsiskaityta, išnarstyta, išnagrinėta, kas ten pasakyta buvo teismų ir dar 20 metų, kol išsifiltruos į teisinę sistemą. Tai suprognozuoti, kas bus po 30 metų, yra labai nedėkingas užsiėmimas, bet procesas pajudėjo, to susinaikinimo kelių mano galva. Bet turint omeny, kad tai skausmingas procesas, galbūt atvirkščiai reikėtų pavadinti, kad tai labai naudingas procesas, kuo jis ilgiau truks, tuo visiems bus geriau, nes, kaip šou elementas labai didelis reklamos, minta galybė teisininkų iš to, irgi polarizuoja visuomenę. Iš principo tai abi pusės suinteresuotos, kad tas procesas būtų kuo ilgesnis. Nemanau, kad jisai skausmingas. Tiem, kurie tikisi laimėti, gal ir skausminga, bet sakykime. Aš šiaip rašydamas šitą skausmingą, aš turėjau omeny ne Apple, ne Samsungą. Aš labiau turėjau omeny ne kitus dalykus. Aš turėjau omeny, tarkim, vidutinį Lietuvos, tarkim, autorių, kuris ateina pas leidėją parašęs romaną. Ta turiu omeny, kad jam, reiškia, artimiausius 30 metų negrėsia kažkoks normalus pragyvenimas, žinai, iš savo intelektinės nusavybės, o aš tą turėjau omeny. Aš tai manau, kad Aisvaras sakė, kad negrėsia, kad dar jam bus toks neiškumas kalbos po to laiką, kaip ir po pagrėsia. Aš sakau, jam negrėsia pragyvenimas iš savo darbo, iš tos savo kūrybos. Tai labai ciniškai ir tiesmukai, nevinant į vatą. Dėl to, kad tai reiškia, tai aš taip, mano prognozė yra, kad kokį 30 metų dar esamas tarpininkų modelis, vegetuodamas ir ten stenėdamas jisai egzistuos ir iš paskutiniųjų stengsis išsilaikyti. Tai tokia mano prognozė tiesiog yra. Ir man tikrai nuoširdžiai norėtųsi, taip labai paprastai žmogiškai šiandien tam žmogui padėta nelaukti 30 metų. Tam aš manau, kad čia irgi laiko klausimas, jis po truputį ateina, bet gerokai per lėtai ir ypatingai visuomenė plačiai prasme šito nesupranta. Čia jūs galėtume daugiau atlikti to tokio sklaidos darbo kaip blogeriai, kad intelektinė nuosavybė tai neįvyktų daugiau politikos. Intelektinė nuosavybė yra vienas įrankis, bet irgi susijęs su nesusijęs tiesiogiai su kūrybos priežastimis. Man čia irgi įdomu, aš sutinku su šito, kad iš to, kaip aiškiai išdėstė, jo, aiškiau, kad tos teisės visai daugiau kuriems nepadeda. Bet vis tiek, skaitai kokius nors, galbūt čia mes apie tas informacinių dalykų šnekame. Skaitai kokių nors straipsnių, čia kokį mūsų techninį dalyką, ir užpatentavo. Arba ten skaičiuoja inovacijas, skaičiuoja patentų skaičius ir panašiai. Tai aš spėjau, kad už tų skaitmeninių technologijų gali būti visai kad. Tai kad, žinot, patentai yra geras pavyzdys. Patentai yra pats blogiausias, visi pripažįsta, čia nekvestionuojamai. Pats blogiausias inovacijų rodiklis yra patentų skaičius. Bet jokio kito išvisnė. Kaip kitaip suskaičiuoti? Tai čia mažiausias blogis. Skirtingų produktų kiekis. Skaičių mokslininkai skaičiuoja, bet čia... Viskas yra skirtingi produktai ir sprendžia patentai. Kai kur koreliuoja, tarkim, ne visur. IBM, tarkim, success story yra, kuris turi labai daug patentų savo srityje ir daugiau Samsungas tą patį daro, ta prasme generuoja dar nerealius patentų kiekius Samsungas. Ir šiaip, žiūrėkit iš kitos pusės, mes čia su Mykolu esam kažkada šitą temą diskutavę. Pavyzdžiui, mažai Lietuvos įmoniai patentas, jisai pirmoji eilė yra ne jų intelektinės nuosavybės apsaugos forma, o tiesiog rinkodaros forma. Patentas yra tam tikra komunikacija standartinių protokolų į pasaulį platųjį. Mes padarėm kažkokį dalyką ir jeigu kam nors yra įdomu, tai galite jį įsigyti. Ir tas veikia. Prasme, tikrai negalima sakyti, kad patentai yra blogis ir nereikalingi ir taip toliau. Yra tikrai ne viena tokia sėkmės istorija, kai praktiškai niekam nežinomi subjektai tokių būdų išsikomunikavo, susirado partnerius ir išsivystė.
į tas rimtus verslus. Kažkur buvo tokius vaizdais, tai kaip sako, mes rimtų dalykų stengiamės nepakartoti. Geriau tyliai gaminti, staigiai išleisti. Nes tai, ką maždaug užpatentuosi, tai kiniečiai nekopijuos po pusmečio. Jeigu nepatentuosi išleisi įgimą, tai metų. Toks ir skirtumas. Čia patentavimas atskiras mokslas, dėja Lietuvoje jis labai diletantiškai jį žiūrima iš tikrųjų. Bet dabar aš tiesiog matau, kad ir tos patentus visiškai šviežiai, kas gavo paramą iš Mikros, aš matau, aš nenoriu kritikuoti projektą, bet daugelį atvejų yra matyt paskubėtas su patentavimu. Pagal tai, kas yra patentuota, aš manau, kad tą reikėjo palaikyti laboratorijoje po užrakinto ir dar daug nešnekėti ir platinti ir dar pavystyti, negu kad užpatentuoti ankstyvą technologiją, kur dar iki komercializavimo yra 20 metų. Bet čia atskiri klausimai. Todėl, ką mes turime, tai aiškiai suprasti, kad intelektinę nuosavybę turi kūrėjai žmonės, o ne tarpininkai. Nors teisų turėtojai, tarpininkai. Teisų turėtojai. Tai tiesiog pati intelektinė nuosavybė, čia su tuo pačiu susiję. Intelektinė nuosavybė tai nėra nelygų gyvybė. Aš nežemdėkčiau su tuo. Su tokiu kategorišku teiginiu, nes ir aš dabar galėčiau atspėti, sakykime, prielaidas, kodėl atspėti tokio teiginio. Todėl, kad labai dirbai su Latvija Agata. Ten yra absoliutus blogis argumentuoti kariaujant iš juos moraliai, argumentuoti labai lengva, nes visiškai absurdiškai sakyti šitai dalykai. Bet jeigu imti software pasaulyje, mes susiduriam tipiškai labai retas didelis dalykas, kuriamas individualaus kūrėjo, kuriamos grupės. Ir tai yra visiškai skirtingas pasaulis negu atlikėjai pasaulio. Atlikėjai irgi kūrė grupės, bet tai daugiau atributas yra ta grupė, ne? Ir dėl ko aš kalbu apie įmonės, nes aš iš kito taško žiūriu, sakykime, šiek tiek kitokius dalykus. Įmonė, kaip taisyklė, yra medija, sukurti kažką šiek tiek didesnį negu androidinį apsą. Androidinį apsą ir vienas žmogus gali sukurti, bet tipiškai keletą sukurti. Ir įmonė yra medija. Ir sakyti, kad intelektinė nuosavybė įmonė galima vadinti tarpinį. Pats ją pozicionuoja kaip tarpinį. Ir tokie kategoriški teiginiai lyg tai suteikia, kad tarpininkai yra blogis, ar ne, įmonės yra blogis, bet tai pažanga daroma būtent įmonės. Aš štai sutinku su to, ką pats sakai. Tik tai čia gal tik sąvokų klausimas, nes aš nemanau, kad jeigu, tarkim, susidūrė komanda, nei savo tos komandos santykiams su porėminėm įstaigų įmonė, kad tai yra tarpininkas. Čia yra tiesiog toks žingsnis, gal labiau įrankis, kad tai nėra tarpininkas. Bet įmonė yra įrankis. Jeigu šnekam kažkokį Microsoftą, kur yra daugiau samdomi darbuotojų generuoja, tai irgi yra specifinė sritis, kur aš netaikyčiau šito, ką aš čia parašiau. Aš šitą labiau taikau, sakykime, tai tokiai tradiciniams kūryboms formoms. Aš paaiškinau, kad toj srity tą išvadą lengva prieiti ir tai dar būtų išlygų. Software, tai, aš sakyčiau, tokia išvada yra šiek tiek tokia demoralizuojama. Sutinku, bet sutinku, kad software'as irgi, jeigu žiūrėti globalią kūrybą, tai nėra tokia jau didelė dalis. Tai yra didelė dalis, bet tai toli gražu. Yra visam bendram kūrybos kontekste. Tai žiūrint į pinigų masę, kurie generuoja, tai nėra mažai. Tarp kitko, žinai, vėlgi galima diskutuoti dėl to, kad, pavyzdžiui, koks nors ten Disnėjus, generuoja ten milijonus pinigus. Tos pačios televizijos, kiek generuoja pinigų, leidyklos, kiek generuoja pinigų, muzikos verslas ir taip toliau. Čia, žinai, čia iš tikrųjų nėra normalaus palyginimo, nėra normalaus suvokimo. Niekas nesuinteresuotas, kad kažkaip aiškiai įsivardinti, kas kiek generuoja ir vertės ir produkcijos. Kitas dalykas, man Čia labai atrodo, sudėtinga. programavimo srityje mes negalim labai taip lyginti, nes toje vietoje yra sudėtinga nusakyti tarpininkavimą, nes ten labai dažnai net tai, kas
kitose industrijose priimta pripažinti, ten net autorystė nepripažįsta. Pavyzdžiui, žinoma, mes filmus galim kaltinti, kad kai kurie dirbę prie žmonės praleisti titruose, bet iš tikrųjų tų titruose žmonių jau pakanka, šimtai su jų yra. Kai tuo tarpu programinė įranga, tai iš autorius viskas. Ne, autorius yra įmonė, būtent įstatymo išimtis, kad būtent tuo atveju. Tada, reiškia, čia iš vis, mes negalim tai traktuoti. Tai yra iš autorius viskas, jis gauna atlygį. Arba gali traktuoti, kad įmonė yra autorius. Bet tai jau čia va taip, tas variantas, kuris yra iš tikrųjų, dėl to, kad iš tikrųjų sutvarkyti, jeigu tarkim programą rašė 100 žmonių, jų visų santykius ir interesus sutvarkyti ir suderinti būtų be galo sunku. Bet teisiškai autorius yra. Vienas susispirs, ten jam susišvies kas nors ir sakys, ne, žinai, aš čia nenoriu, pavyzdžiui, tai pavadinti arba už tiek pardavinėti. Tai įmonė, o šita prasme yra įrankis, kuris tos interesus visus apjungia ir konsoliduoja. Tai čia, sakau, čia ne visai tas pats nustatė. Tai nėra tarpininkas. Bet tai gal čia ir yra toks naujas, kaip pasakyti, lyginant su kitom medijos, su šimtais, su muzika ir panašiai, gal turbūt yra toks naujesnis modelis, nes kaip pažiūrėjus iki visų atstovų, tai ką yra įmonė kūrėja, yra nuolatinis asmuo, kuris perka, galbūt per savo organizaciją lygis, ofisą ar dar kažką. Ir tarpininkų kažkokiu tam tarpę, nelabai ir buvo, o storai atsirado tarpininkai. Iki tol tu turi tiesiai, o ten Photoshopas iš Adobe, Corel iš Corelio. Na, bet žinai, aš sakau, aš čia vėl grįžtu, aš šitą sakau daugiau šnekėdamas apie tą tradicinę produkciją intelektinę, kuri, kaip tam tai būtų, buvo kolega pabėgo, bet formatavus toks naujas dalykas civilizacijos kontekste, ne, kai tada, ta muzika, vėlėjas ar literatūra 1000 metų egzistuoja. Ir, pataisykit, jeigu aš klystu, aš tikrai manau, kad labai ne vieną ir ne du programuotojus, bet tie būtent tradiciniai kūriniai daugelį darbų įkrita. Klausant muzikos yra programuojama ten, pasiskaičius knygų, kokių nors ten žinai, ir taip toliau. Tai čia, žinai, čia tiesiog susiję labai glaužiai dalykai. Mes negalim išspręsti, sakykim, kompiuterių programų problemų, neišsprendę tų tradicinių tūkstantmečio kūrybos formų problemų. Aš galbūt net irgi supratęsiu, kad tas solidarumas, nes jisai jau galbūt, bet iki šiol to poreikio ir nebuvo iš tikrųjų kūrėjai. Nebent tie visi BSA prieš vartotojus, tai monopolizuoja. Bet dabar tie visi apstorai, jie generuoja, jie sukuria kūrėjams problemas. Mano programos neįsileidžia, nes jinai konkuruoja su Apple. Ne vienas toks atvejis. Jie bent jau toj programuotojai bendruomeniai skamba, atsiranda toks tiesiog, bendruomeninis solidarumas, jis nėra formalizuotas. Na tai, čia aš vėlgi šneku labiau apie tradicinės tas kūrybos šakas. Tai tenais tos apskritai egzistuoja gal tokio vienišiaus kažkokio užsidariusio gal rašytojo toks įvaizdis kažkoks apie alkoholį, bet ten su psichikos problemų ir panašiai. Rašytojai tokie yra. Sako, kad ir programuotojai kai kurie. Šiaip ne visai mėly panašus į programuotoją. Ta, kur kuriamas įvaizdis. Sveika mityba, socialinė. Tai jau ministerijos sakostinų šiaip pakeičiau, būčiau panašęs. Aišku. Bet žinai, aš tiesiog sakau, kad tiems žmonėms iš tikrųjų to solidarumo labai trūksta ir nėra to tokio organizavimo. Mane šitą prasme, mane kūrybinis bendrumas, Creative Commons labiausiai nuvylė. Lietuvoje čia atskira tema, bet net ir Amerikoje. Tai nėra ta jėga, tai nėra tas judėjimas, kuris, taip sakant, už savęs žmonės solidarizuotų. Ir iš kitos pusės man net sunku paaiškinti, kodėl taip jau yra, kad Amerikoje ten scenaristai, muzikantai ir kas tik nori, jie visi priklauso tam profsąjungai, jie visi vadovaujasi, jie visi, jeigu nori, eina streikuoti. Teko girdėti, ta prasme, čia nėra jokia naujiena, ten, pavyzdžiui, aš pats gyvenau 7 metais Amerikos scenaristų streikas didelis, kad
jie gautų didesnį procentą nuo pajamų, kuriuos generuoja. Man tai toks jausmas, kad televizinė produkcija. pasiekmes vis dar jaučiam, nes hollywoodiniai filmai tai kažkokie remeikai, vienas remeikas po kito, kiek aš sugebu žiūrėti rinką. Su to susiję, dėl to, kad rimti scenaristai, kurie visi ten tiesiog priklauso dar profsąjungai kabutėse, Nerašo scenarijų. jie sustojo rašyti scenarijus. Tai vat, kodėl Lietuvoje tas nevyksta? O kokios profsąjungos Lietuvoje funkcionuoja normaliai? Lietuva šis profsąjunga nėra. Lietuvoje yra nomenklatūriniai tokie masolitai. Tai reiškia, tai nėra specifika internetinės nusavybės srityje, tai yra bendras sisteminis trūkumas. Aš čia vėlgi pasakysiu toliau taip. Mano galva, mums reikėtų tiem, kas nėra piratai ir tiem, kas neprijaučia piratams, mums reikėtų kažkaip aiškiau nuo šito dalyko atsiriboti, kad nuo to tikėčiau klientų. Nes dabar šitas dalykas vyksta masiškai ir tiesiog net racionalių pasiūlymų, kaip tobulinti tą pačią internetinę nusavybės sistemą, niekas net neklauso. Tau netikėti priklijuotų kaip piratas ir niekam neįdomu. Reikia visi visai čia prieš autorius ir atlikėjus. Čia aš jau apie šitą šnekėjau, nesiplėsiu ir mano galva reikia mums grįžti ir peržiūrėti tas išimtis, nes tai yra labai svarbu ir didelė žala jau dabar padaryta kūrybai ir kuo toliau, tuo jinai bus daroma didesnė. O pabaigsiu tokia mintim, kurią jau esu čia tarp eilučių daug kartų sakęs, vis tik tai kūryba gimsta nauja iš ankstesnės kūrybos perdirbimo, o taip ir netgi galima pasakyti ir programa gimsta iš muzikos ar literatūros ar dar kažko. Ir jeigu reikėtų, žinai, taip pat tokiam nekomerciniam pradžiai perdirbimui gauti ten visus leidimus, sutikimus ir taip toliau, tai aš manau, kad tai būtų tiesiog neįmanoma. O aš nežinau, jeigu turit laiko, tai aš dar vieną tokį labai man patikusi filmuką parodysiu. 3 ar 4 minutės jisai čia trunka. Žinoma. Dar 5 minutės iki paskutinės minutės mano numatytos konferencijai. Tai... Ne, gal iš vis, galim čia iki vakaro pabūti. Šitas filmukas aš jį studentam rodau kaip tokį puikų pavyzdį, kad kūryba gimsta iš ankstesnės kūrybos perdirbimo. Čia yra tokio taivaniečio sukurtas filmukas. Na, žiūrėk, gražiai embedinta į slaidą. Matom. Žiūrėkit, kiek čia yra skirtingos intelektinės nuosavybės panaudota, jeigu taip ar tokį sukurti, atsižvelgiant į visas internetinės nuosavybės teises, būtų tiesiog neįmanoma. Coca-Cola, Apple'as. Čia jo, Terminatorius, teisingai. Gerai padarytas. Klausia žiūrovai, ar galime paieškoti, kur tai adresą, kur surasti, kokį ratinį žodį panaudoti. Pasigulinkite, visi mission of the Terminator.
Čia ne kompas, tarkim, čia Taip, taip. Windows 7, thanks. Bet čia, aišku, vaikinas yra fanas, bet būdas man patiko. Jo. Tai Dabar aš galvoju, kadangi truputėlį Mindaugo Džiugo vienas yra, tiesiog Džiugas minėjo tas tokias išimtis, kur intelektas vis tik nėra šventa karvė, yra įstatymai, kur teikia išimtis. Ir man labai Mindaugai tavo pavyzdys buvo apie tai, kaip tenai airiai, papasakoji istoriją, kaip airiai atšaukė autorių teisės savo vienam autoriui. Ta istorija buvo iš tikrųjų, kaip, kas yra airių toks pats garsiausias autorius. Džeimsas Džoisas. Ir čia kažkada tai buvo Džeimso Džoiso 90-ųjų pabaigoje, tai buvo Džeimso Džoiso 100-osios gimimo metinės. Ir akivaizdu, kad jau 100-osios gimimo metinės, tai ten autorių teisės yra nepasibaigusios. Nors, nebūtinai yra susiję, dėl to, kad jeigu, tarkim, 30 metų parašė, tai galbūt jau galėjo pasibaigti tos teisės. Konkrečiu atveju buvo nepasibaigusios. Tiesiog buvo ten organizuojami įvairūs vieši skaitymai, viešas performances, ir panašiai. Ir užprotestavo teisų turėtojai, kurie ten buvo anūkai Džeimso Džoiso, kad šitokie dalykai būtų daromi be jų sutikimo ir nemokant atlyginimo. Ir tam, kad apskritai išgelbėti, kaip sakoma, tokią nacionalinę šventę, vienas vyriausybė turėjo priimti specialų įstatymą, kad kultūros vardan, tai mokslininkai tą dieną. Panašus atvejis buvo tiesa labiau savavališkas ir netoks gal, bet vis tiek įtraukiantis gerbiamas agentūras ir labai labas organizacijas. Tai aš beje dabar vardų nebeatsimenu, bet rašiau net kažkada tinklaraštį. Vienas žinomas matematikas labai svarbią matematikos teorijų knygą. Labai svarbu. Tai yra bazinė matematika, tai ne taip kovniai, ne kasdieniai dalykai, bet tai yra labai svarbus dalykas. Gal ne taip kaip ten fizikai Niutonas, bet vienas iš svarbiausių. Ir jis tą knygą yra labai senai išleidęs, bet žinia, kadangi ten tas paliko Mika, reiškia, periodas vis pridedamas, tai nebaigia galioti tos teisės. O, mes čia galim įvairiai žiūrėti, ar tas žmogelis koktelė, ar kaip tik susiprotėja, bet jis nusprendė, kad jis tiesiog apskritai jis protestuoja prieš leidimą. O protestuoja jis todėl, kad neatsirado jo teorijom tinkami pasekėjai. Tai yra grinai žmogaus asmeninė tokia ambicija, nusivylimas. Ir jis apskritai nenori, kad žmonės pamirštų tą teoriją. Ta knyga yra išleista, jinai yra mokymo programuose. Tai yra studentam, jų yra reikalinga. Nu ir Vokietijoje buvo priimtas sprendimas. Ką žinau, nepaisyti universitetuose ir tų jų teisų, nes reikia vis tiek. Tai šiuo atveju mokslininkam reikia spręsti, ar tai yra matematikos, tai kas yra svarbiau. Žmonijos žinios ar autoriaus
teisės ir jų toks keistas, nes šiaip autorių teisės kūrybos skatinimo, ar ne, šiuo atveju, o kadangi kūryba, aš lygiai perdavė, esamos kūrybos perdavimas, jeigu tu negali perdavti esamos su labai kūryba iš tikrųjų. Tai matyt, kad tais motyvais rengiamės įkvėmės sprendimą. Šitas atvejis niekaip nesusijęs su demonizuojamais tarpininkais. Prašau? Su kumis? Su demonizuojamais tarpininkais. Aš nežinau, su kuo jis susijęs. Ne, čia visuomenės interesas versus privatų interesą. Aš manau, kad visuomenės interesas. Čia dažnai tas sprendžiama. Teisėje dažnai tas dalykas kyla ir yra pakankamai kaip ir vienareikšmiškai sakoma, kad visuomenės interesas yra aukščiau už privatų. Ne? Tai intelektinės nusavybės srity taip ir gavosi, kad tas privatus šiek išsikeroja, ne taip pačiai gal to visuomenės sąskaita. Šiaip pažiūrėjus tenai įdomu, kad irgi turiu vieną klausimą, kadangi mes čia konstruktyviai turėtume kažką išdėlioti, nežinau, pavyks po šiandienos. Tai vis tiek, kaip suprantu, tai kiek galėjausi intelektinė teisė yra pavusi tarptautinėmis sutartimis, kurios neskaičiuoja jau 10 metų, gal 100 milijonų, ir panašiai. Tai kas yra tokio, kas, gerai, reikia taisyti, reikia mažinti tos terminus, tarkim, tai neproporcingai išauga. Bet imant Lietuvos atveju, tai yra lengviau. Grinai per Seimą pravaryti sakytų, aš išvardinau, yra tie dalykai, kurie nesikerta su kažkokiais tarptautiniais įsipareigojimais ir aš taip sakau, labai realistiškai, aš tikrai nemanau, kad yra įmanoma pakeisti intelektinės nusavybės sistemą kažkokią alternatyvą, dėl to, kad tarptautiniai įsipareigojimai yra 100-metė tradicija ir taip toliau. Bet to šiaip iš patirties, bet tokių naujų sistemų kūrimas, kad trumpuoju laikotarpiu tai sukuria daugiau žalos negu naudos. Bet kokia reforma, jeigu yra jau nusistovėjusi sistema, kuri bent kažkaip funkcionuoja, tai yra bloga. Galų galiai, žinot, mes taip nežiūrėkime irgi, aš to žodžio nevartoju, žinai, demonizuoti visą sistemą. Jinai atlieka savo funkciją, kai kuriais atvejais yra pakankamai efektyvi. Jeigu tu turi resursų ginti savo intelektinę nusavybę, tai nuo piratavimo tikrai gali apsisaugoti. Tiesiog ėmėsi adekvačių veiksmų, tada, kada jie įvyko net po 10 metų. Surasama intelektinės nusavybės sistema. O tai, ką mes jau daug šnekam, tai žiūri, žinai, tą paskirtį tos sistemos, o ką jinai iš tikrųjų turėtų duoti visuomenei. Jeigu mes apsibrėžiam, kad intelektinės nusavybės paskirtis yra skatinti kūrybą, tai tai, kas vyksta su intelektinė nusavybė pastaruosius 50-70 metų, tai tikrai nesusijęs su kūrybos skatinimu. Tai yra susijęs su tam tikrais ekonominiais interesais, o ne su kūrybos skatinimu. Ir dėja, aš sakau, aš nematau jokios realios alternatyvos, kuo mes galim pakeisti tą intelektinę nusavybę. Aš nekalbėjau apie alternatyvas klausimus, aš sakau, Apie veiksmus apie tokius Pradžiai policija, paskiau politika, žinai. Tai gerai, toks pasiūlymas, tai mes negalime visi tai pasiūlyti, kad Berno konvencija šiaip ar taip jinai egzistuoja ir mes jos nešauksim. Mes jos turim gyventi. Taip? Tai mes galime pasiūlyti mūsų valstybės mastu realizuoti minimalų Berno konvencijos leidžiamą priemonių rinkinį. Supaprastinti sistemą. Tai pačią paprasčiausia, kokia tik tai data. O dabar priešai, auginama nauji laikmenos ten popierius, kaip Lenkai juokavo vartotojų savo greitai veidrodį apmokestinsim kiekvieną, nes veidrodį gali atspindėti tos suėjimis darbas kažkoks. Tai lyg to eina. veikimas vietos. Taip, kad galbūt vis tai būtų galima pasiūlyti, kad Lietuva paimtų patį minimumą, kad Lietuva strategiškai politiškai nuspręstų, kad mes jam patį minimumą, kuris yra paprasčiau administruojamas ir kuris autoriam blogiau to nebus, kaip ką tik mes iš pranešimų girdėjome. Aš nemanau, kad tai yra manoma. Tai racionalus pasiūlymas. Dėl to, kad tokiu būdu mes iš tikrųjų galbūt ten savo daugiau žalos padarysim negu kad naudos, nes
Nu taip, čia yra viena iš teisės sistemos, žinai, globalių problemų, kad teisė taip nutolo nuo žmogaus, nu, tokia sudėtinga pasidarė, kad ten tą patį autorių įstatymą paprastas žmogus iš gatvės perskaitys. Mindaugai, dabar čia autorių teisų gynimo sistema, tvarina kerėpliška, bloga, ydinga, bet mes nekvestionuojam, kad autorius turi teisę savo intelektinę nuosavybę. Tiesiog jinai neteisingai, netinkamai ginama. Bet dabar mes savo visą tą kenksmingumą, tą savo negatyvumą, jinai kiša tokius kištuvus į kitas sritis. Reiškia, kiša pavyzdžius ratus IT industrijai, kuri visai neprieko. Dabar staiga kompiuterių prekiautojai turi mokėti laikmenos mokesčius už hard diską, reiškia, apskaita papildoma, dar už kranų tokia našta ir finansinė našta, administracinė našta, visai nesusijusiam sritim. Ir bent jau laikim rezervatą, va čia yra autoriniai kūriniai ir aplink juos veikia ta sistema, kuri yra keista, nu bet jau tokia jau nusistovėjo, ką padarys. Taip, bet bent jau neleiskime juos trukdyti kitoms sritim. Apsaugokim kitas sritis nuo tos sistemos defektų. Geras pasiūlymas, aš taip labai pozityviai žiūrėjau į, šitą mokestį žmonės. Vėl iš atviros, nes... Čia gal iš serijos, kad galiu drąsiai Kas turi tai kovant prieš tai? Nes IT industrijai tai yra sukingas mokestis, parodė viso šito daikto absurdiškumą. Tai yra pats mokestis yra tiek absurdiškas, kad sumokėti už šito absurdiškumo padėjimą pjedestalo yra labai nebrangu. Jo, aš sutinku, aš pilnai sutinku, žinai, aš irgi manau, kad čia yra tiesiog viena dedantis į tą, taip sakant, sistemos tokį susinaikinimą. Ta prasme, ir jūsų rekomendacija būtų realiais aš laukti, kol tai susinaikinti. Be korekcijų, be... Žinai, man, kaip sako, ambicijos profesinės to neleidžia sakyti, ne, kad laukti. Aš tiesiog sakau, kad mes galim tą sistemą, bet mes turim tiesiog grįžti prie ištakų, ne, ką mes norim pasiekti. Ką mes norim pasiekti, darydami tą sistemą? Bet tokia diskusija negali būti Lietuvoje, kadangi mes gyvename pasaulinėje erdvėje, tai yra, mes galim inicijuoti diskusiją pasaulinę, vis tiek mes turėsime gyventi šiam pasaulį. Aš va šitą vietą laikausi kitokios nuomonės, dėl to, kad man atrodo, kad mes, kai būdami maža jurisdikcija, mes iš tikrųjų turim ir kuri dar, nu sakykime, nėra ta, kuri ten labai turi geras tradicijas ir dialektinės nuosavybės gerbimo ir taip toliau, mes turim tikrai galimybės eksperimentuoti, ko neturi didesnės jurisdikcijos, ten Prancūzija, kokia Vokietija ar JAV. Ir vat mes galim būti tas eksperimentatorius, kur mes tikrai daug ką turim išlošti iš tų eksperimentų ir nieko neturim ką pralošti. Pavyzdžiui, toks niuansas. Tarybiniu laikotarpiu intelektinė nuosavybė perleido tarybų valdžią, ne kaip tam reikėdavo? Tiesiog, sakykime taip, buvo tam tos agentūros, kurios administruodavo visas teisės. Tai kodėl dabar tai netapo, reiškia, public domain tie darbai, už kuriuos buvo sumokėta tarybiniais laikais, reiškia, Todėl, kad tarybinė valdžia buvo blogis, ką nedarė, buvo blogis. Ne, vis tiek kažką logika, dabar staiga įstatymą atgal, tas teis, kurios jau reiškia... Todėl mes rašytom žemės tiems, kas buvo savininkai, žinai, iki galo. Žiūrėkit, aš siūlau dabar taip padaryti. Jeigu diskusijų dar norisi, tai diskutuojam, bet aš paskelbsiu konferencijos pabaigą, nutrauksiu įrašą ir buvo žiauriai įdomu, iš tiesų. Buvo viena įdomesnių diskusijų, kokią aš esu girdėjęs ir pristatymai buvo labai geri. Tai, na, nesigirint, aišku. Tai šitą patalpinsiu viską, ką galima internetuose. Tikiuosi, kad autoriai leis jų prezentacijas su jų copyrightu dėti viešai. Taip, tiesa? Gerai, tvarko. Tai taip ir sutarėm. Nes to filmų tam 17 megabaitų, tai aš to patarsiu. Tvarko, tai kaip nors sutarsim. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Ačiū diskutavusiems ir taip pat kėlusiems idėjas ir turbūt, jeigu bus progų reikalo, susitiksim tikrai dar kartą. Tai tiek ir tai norėjau ir stabdau.